Praėjusią savaitę kaip tik vyko medikų dienos minėjimas arba nominacija, pasveikinkit geriausius Lietuvos medikus. Tai visi įeina ir paramedikai, ir greitosios darbuotojai, ir medicinos rytį dirbantys žmonės, tai nėra vien gydytojai, daktarai. Ir prieš keletą savaičių mes sveikatos komitete apie tai jau šnekėjomės ir šnekėjau, kad ateina situacija, kada ligonių kasos susidurs su problemom, nes ligoninėm reikės apmokėti išlaidas arba sąskaitas, kitaip sakant, tai tos sąskaitos auga, paslaugų įkainiai padidėjo, bet tarifas įkainio ne kiek pasikeitė, ne tiek padidėjo, kiek jisai turėjo padėti. Tai automatiškai tam tikros ligoninės gydymo įstaigos jau dabar susiduria su skolomis ir nemokėjimais. Antras yra dalykas, dabar pradės to jau paslaugų neteikimas, tada kils skandalas ir kažkodėl tai jaučiu, kad gegužės mėnesio pabaigoje atsiras medikų ir ne viena, ne kita bendruomenė gali bus paskatinta tų pačių konservatorių arba liberalų arba net patys į savęs. Jie išeis į gatves ir ligoninių vadovai pridės šnekėti, kad kur tie pinigai yra. Tai aš ir šnekėjau ir koaliciniam, ir su premjerė, ir ministrai, viceministram esam pasakę, kad jeigu šiandien finansų ministras nebaigs žaidimus su gydymo sektorium, manau, mes turėsime nemalonę situaciją. Tai kada pradės, sakau, bus atidedamos tam tikros operacijos, būtinosios jos tikrai bus, kada žmonės negaus reabilitacijos, vėl bus problemos ir jau tada negalės apkaltinti, kad čia Nemuno aušra kalta, ar ten Nemuno aušra žodžiai netai pasakė, ar dar kažkas. Tai jau bus tiesiogiai atsakinga pati mūsų valdančioji dauguma ir pati vyriausybė. Tai va čia ateina didžiausias iššūkis.